Važinėjau aplink Uteną po miškus. Žiūrėkit, ką aptikau. Senos apleistos žydų kapinės. Labai įdomi vieta. Paprasčiausiai akmuo. Hebrajų kalba užrašyta, nei lietuviško užrašo nieko. Matos nelabai senai statyta, bet patys kapai tai apleisti. Matomai, čia pas jos nėra tokios tradicijos, kad čia kapai ir kapai. Turbūt labai seni, aš net nesivaizduoju, o dabar einu. Filmuosiu video ir pats pasižiūrėsiu, man net įdomu pasidarė. Išgriauti akmenys. Užrašai. Pasidomėt, pabandyti, ką aš nieko neišmersiu. Čia jau daug metų neužrašyta, kelintų čia metų žmonės laidoti, bet ką žinau. Bet matos be galo seni. Labai įdomus vaizdas. Dauguma tai išgriauta ant žemės, ką žinau. Čia kokie vandalai palakstė, ar tiesiog nuo laiko jiem čia. Ten va visa eilė jų. Visa virtinė. Labai įdomi vieta. Čia va vienas kaip ir naujesnis atrodo, pažiūrėsim. Nufilmuot. Bet įdomu metus pasižiūrėti. Nežinau, matos, nesimato. Graži vieta ant kalniuko. Labai gaila, kad jie taip apleisti, neaptverta nieko, neužrašyta jokios lentelės, nieko, vis tiek čia istorinė vieta. Čia visi pamiršo, kad jie yra, ar tiesiog niekam neįdomu. Ką žinau. Pateisybė, tai savivaldybė galėtų susisiekti su žydų bendruomenė ir pasiteiraut gal. Kokios giminės atsirastų, ar ką, vis tiek žmonės palaidoti kapai. Dabar kaip niekam nereikalingi. Bet jų labai daug. Visur prikaišiota. Man tai didžiausias siurprizas čia, kad taip gavosi. Visai netyčia aptikau, žiūriu, kad čia labai įdomi vieta. Ojej, kiek čia. Ten toliau kažkokią pastogę yra reikia. Nueit pažiūrėt, gal kas parašyta, gal ne iš tos pusės patriužiavau. Eisiu pažiūrėt. Čia visai apžėlė viskas. Čia galima pargriūdavo, vos neužgriuva užkliuvęs. Gal čia taip yra. Čia labai daug. Nepaprastai daug. Bet kažkaip išmėtyta chaotiškai,
Nei tvarkos nieko nėra, tai ką aš žinau kaip čia. Čia kažkas tai yra, reikia nufilmuoti. Tai irgi išgriauta. Čia kažkoks ryškesnis. Kas perskaitytų, būtų labai įdomu sužinoti. O čia irgi va radau. Žiūrėkit, užrašas. Kažkoks užrašas ir čia irgi viskas žydų kalba užrašyta. Namuose pabandysiu išsiversti. Čia gal koks nesenai palaidotas. Nors va čia ant tos viskas, ta lentelė ant seno akmens. Čia irgi matosi rašmenys kažkokie, bet jau taip iš vienos raidės neišskirsi. Labai įdomi vieta. Gerai. Bandytai atgal. Dar žinau, panaši vieta yra prie mano gimtinės. Ten kapais ir vadino, miškelis apaugęs ir viduje irgi tam miškelį tokių akmenų pristatyta, bet ten grinai rusų kalba. Matomai sentikiai, kryžiai iškalti tokie kaip sentikių. Ir raidės tokios senovinės slavų kalbos visai įdomios. Ne kaip dabartinių rusų, bet senovinės. Nu ir metai ten 1801-2. Tokie irgi užleisti kapai kažkokie, tai ten visai nedaug. 10 akmenų kokių būna. Mes vaikais lakstėm ten, dairėmės, vis įdomu buvo. Na tai kol kas tiek. Ačiū, kad žiūrėjot.